Plaukiam aplankyti turbūt žinomiausių kaimelių ant vandens. Truputį dvejojau, nes girdėjau, kad ši vieta yra ganėtinai turistiška ir komerciška, bet vis tiek negalėjau susilaikyti ir nepamatyti turbūt vienintelės plūduriuojančios gyvenvietės pasaulyje. Taigi, Titicacą, didžiausias ežeras Pietų Amerikoje ir aukščiausias ežeras pasaulyje esantis 3 km aukštyje. Čia yra apie 40 Uros salų ir maždaug 500 jų gyventojų. Visi jos esantis namai statomi iš nendrių, o žmonės susisiekia valtimis. Beje, pačios salos taip pat pastatytos iš nendrių. Ekskursijos prasideda iš Puno miestelio, kuris pats nėra labai įspūdingas, bet ganėtinai linksmas, nes gatvėse vis šoko ir dainavo žmonės. Iki salų kelionė trunka pusę valandos. Kiekviena sala turi savo prezidentą, jis mus garbingai pasitiko, viską aprodė, papasakojo, paaiškino, kaip gaminami rankdarbiai, maistas, kaip iš viso yra pastatytos